žaliuojančią gatvę, žingsniuoja panelė, šiltas vėjelis, kilno į jos akne, šypsena veide, nuotaika puikiai, visi jai sako, kad ji labai graži. Juodus plaukus kedena vėjas, aš jas kedečiau, jų būčiau galėjęs. Jos krakščias kojas stebuklų atrodo, ar tu ją matei ir neėjai iš proto? Ar tu ją matei? Ar tu ją matei? Ji gražesnė nei tu man sakei. Ar tu ją matei? Ar tu ją matei? Ar tu ją matei? Ji gražesnė nei tu man sakei. Ar tu ją matei? Akise atsispindi žydras dangus, jo žvilgsnis mielas, bet kartais ir kandus įgundomus. Kai judina klubus, šlovė pavasarį, bet nuplėšė rūbus. Šypsosi įstringai ir moja ranka, apsidairy kabliukų. Šarūnas gal geriau atrodo scenoje, jis toks, žinai, koketas. Esi išvaizda prikeltų turbūt į lavoną. Ar tu ją matei? Ar tu ją matei? Gražesnė nei tu man sakei. Ar tu ją matei? Ar tu ją matei? Ar tu ją matei? Ji gražesnė nei tu man sakei. Ar tu ją matei? Ar tu ją matei? Ar tu ją matei? Valio! Lietuvos balso mokytojai, ar jūs juos matėte ir išgirdot, kaip mes išgirdom ir publiką? Pradėkim nuo Faros. Kol kas negirdėjau kažką tai geresnio. Kol kas. Nežinau, dar prieš akį yra dar ką klausyt, nu, bet ką aš girdėjau iš šitų vyrukų, tai čia yra man jau labai vertas kelias į finalą, žinokit. Ir kas svarbiausia, abudu verti, ir Šarūnas, ir Evaldas, abudu verti, abudu tokie šaunuoliai. Ir svarbiausia, ir vienas parodė savo techniką, ir kitas parodė savo techniką. Svarbiausia, kad viens kito neužgožėt. Leidžiat vienam pasireikšti, paskui tas leidžia kitam pasireikšti, tačiau jau turbūt Donatas jau padirbėjo savo patarimais, aš taip tikiuosi, kasgi daugiau gali taip gerai išmokinti dainuoti. Gerai, vaikinai, žinokit, iš tikrųjų esu nustebintas ir labai maloniai nustebintas. Gerai, mokytojai, toliau norėtumėm išgirsti. Tiek vienas vertas eiti toliau, tiek kitas vertas eiti toliau. Girdėjome tiek repo, sakykim, tiek aukštų natų, tiek vieno, tiek kito vaikino. Ir ant svarstyklių padėjus, nežinau, nebent svoriu kažkas nusvertų žemiau, bet balso atžvilgių tai abu lygus. Jie abu matai jai viename lygmenyje, aš tai kitame lygmenyje jau ten. Gerai. O jeigu rimtai, žinokit, vyrukai, nežinau, aš iš šito kūrinio nelabai galėčiau spręsti, tarkim, apie jūsų galimybės, kurios galbūt yra tikrai labai didelės, bet aš išgirdau tik tai dainuojantį priedainį, tai buvo 2 repo posmeliai, pašnekėjimo ir tvarkoj tą pabaigos improvizaciją, sakykime, šitas sudainavimo. Bet man šiek tiek to pritrūko ir pasakyti, kuris iš jūsų šį vakarą yra kietesnis, aš tai tikrai nedrįščiau ir, nu nežinau, Donatui, man atrodo, nebus lengva. Nu, nelabai čia buvo kova. Čia buvo daugiau puikus muzikinis intarpas Lietuvos balse, antraktas. ir įspūdis toks buvo, nu, toks, žinot, tipiškas, kas dainuoja regi? Rastamanai. Jie sako, klausyk, bičiukas, nu dabar tavo eilė, prašau, jis, o, ačiū dabar, o dabar tavo, dabar tu, prašau, oi, tai tikrai ačiū, dabar aš. Dabar tai buvo tokia tautų draugystė, prie bendro dūmo.
Nieko bendro su kova nebuvo. Bet nepaisant to, mus visus tai labai įtikino. Nu, užvežė kažkaip, nežinau, išskyrus Deivis. Deivis tai ten paviduliavo. Vyrai nepavyko nuslėpti. Bet nuotaika buvo superinė iš tikrųjų. Ir tas nežinau, gal čia šituo atveju reiktų pagal techniką rinktis, net nežinau. Jūs man pasirodėt skirtingi, sunku būtų pasirinkti, tikrai būtų labai sunku pasirinkti. Donatai, per repeticiją aš mačiau, tu liepėjai jiems daryti atsispaudimus. Jo. O, kam tu taip? Čia labai paprastas dalykas. Aš jums pasakiau, kad tai būtų, kaip sakyti, toks pas jūs nesąmoningai jį tą darė, nes aš jums slėpiau, bet aš pats tą praktikuoju, nes kartais būna tokių vietų, kur tu jautiesi neramiai arba dėl kažko tai pergyveni ir visas tavo realiai mintis koncentruotos į ką, į mąstymą, tai yra labiau tas mentalinis dalykas. Kuomet tu darai atsispaudimus, tu perjungi savo kūną nu kaip sakyti, į darbą, nu darbas su raumeniu, taip gaunasi. Fizinis darbas. Bam. Va, ir tuo metu persijungia mūsų realiai veiklas smegenyse. Donatai, dabar labai svarbus tavo yra pasirinkimas ir finalinis žodis. Paskutinis verdiktas. Kas yra šios kovos nugalėtojas? Į kitą etapą su manimi keliauja Evaldas. Sveikiname, Evaldai. Keliauk į kitą etapą, nepasiklysk. Galvojau, kad vienu metu, kad pasirinks Šarūną. Kažkodėl tokia buvo... Išpildžiau tikrai visus mokytojo išpildžiau visus mokytojo duotas pastabas. Ir aš manau, labai gerai jaučiuosi iš tikrųjų. Norėjau taip jaustis, taip ir jaučiuosi. Labai džiaugiuosi. Ačiū, Šarūnai. Bet kokiu atveju kitais metais tavo vėlgi atviros duris, bet gal mes turėsime vagystę. Gerbimi mokytojai, sprendimas priklauso jums. 3, 2, 1. Pasimatysim kitais metais. Ačiū tau labai. Aš nesupratau. Elitas. 10 metų kokybės.